Labas rytas, raidytas. Taip gerai, išsimegojau, kad eiktų savo. Kitas sveikatas palygino su vakar. GNG. 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 Labas rytas. Sveiki. Kaip salos gyventojai? Pa, jum irgi šiaip žirkaldrytės pats tas. Paulius knarkė? Ne, knarkės aš neravo. O knarkys net koksai. Kaip darė Paulius visą tai? Atrodo, kol nuėjęs, blema. Jam kličia galim įdėti. Ja, knarkysiu, blema, jau norėjau eiti jau su paduška, jau buvo atsikėlęs, jau 2 sykius norėjau užmušti su paduška. Jūs eikit dviese, vienas neužspausit geroje. Bet tik atsikėliau, iškart dings garsas, pradinga iš karto, lyg pajutęs būtų, kad atein kažkas, žinai. Šiaip turiu tokią fainą kuprinę. Čia su vandenuku iš karto atsigert. Labas rytas! Labas rytas! Kaip gyvenate? How are you? Bene, gerai. Gerai. Tai mes pasiėmėm įrangą pro lygio, nes geriau čiuožia posūkius lengviau daryti, plus batai žymiai togesni būna. Sumokėjom po sudraudimais visko 220 eurų visom 5 dienom. Skype esas kainavo 5 dienom 352 eurus. Turėkit omeny, jeigu žinot, kad tikrai varys į šitą vietą slidinėt, užsibukinkit bilietą iš anksto prieš 2 dienas. Nes jeigu tai darai online, pigiau per 10 eurų dienai. Tai teoriškai po 50 eurų būtumėm sutaupę. Tai ant 7 žmonių ir visi po 50. Samelė vat ir gaunas iš karto. Tai aš einu į kitą, žinai. Nebus kitas. Aba! O, papa. Atėjom. Nu ką, apšilimui tada per tą mėlyną judam. 5 minutes later. Vitukai! Kas buvo? Čia raudona. Raudona. O, kurmis. Kartai pamatė. Agi aš tau sakiau telefoną, kai telefoną pastačiau, atsimeni? Varyk, Žigutė. Da duok. Ai, mes turim eurą 7. Sugalvojom su Paulium išdurkė biškį. Aišku, čia jinai nėra juokinga, bet mums visai juokinga. Juodukas. Aš galvoju, kad reikėtų, pasakysim Hebrai, kad varam nuo raudonos, o iš tikrųjų padarysim juodą. Pažiūrėsim, paims ar ne. Gal paims. Čia bus Vituko pirmas kartas, kaip varo per juodą. Tik tai jisai to nežino dar. Kostai! Štai jis bando išlipti. Jisai bando išlipti. Tuoj. Va. Viena. Ble, gero čia. Juoda čia Italijai, jeigu lyginant su Zilertaliu, tai lygiai tas pats, kas raudona. Nulėkiau nuo skardžio, o nulėkiau todėl, kad išsitešiau lazdelę kameros ir kameros lazdelė susipynė su tuo. Su kita lazdelė. Jo. Tu labai naglai norėjai padaryti. Jo, aš biškį mandriai norėjau pafilmuoti ir gavau. Triuka, everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon'
Šiandien šiaip labai vėjuota. Norim dabar planą turim pasiekti kitą kalną. 4 km trasa. Nėra jinai ten labai didelė, bet šitam kalnyne beros didžiausia beros trasa net. Žmonių ant paprastų trasų mėlynų tai daug. Juodas, pavyzdžiui, trasas tai apytuštas. Tai lengvai galim pavarinėti. Gustė nėra slidinėjus. Nu, Riekšta kalnė tik tai. Tai Riekšta kalnas nelabai skaitos kaip slidinėjimo vieta. Nu ką, vyrukai? Čin. Jeigu į Valgardeną važiuosit, yra toks apsas, vadinasi Maidolomiti. Ir čia ir galit matyti, va, kur esat, su kokiu keltu, kur keltis, kokioj trasoj. Tai vat, kada įsivaizduot, mes esam čia, savo čia. Nieko nėra. Aš yra kitų Pasidirbėm. Skanaus. Dėbu. Va, pitsutė, žygriukas pasiėmė. Skaniai atrodo šiaip iš tikrųjų, padas geras. Mes dar sriubikės pasiėmėm. Aš stirnienos burgerį pasiėmiau. Pasižiūrėsim. Burgeriukas. Nu, Domantai triuką. Jo, tai reikia, nu tai. Pasižiūrėk, niekas nesugeba 100 paimti. Pažiūrėk, kaip paro. Opa. 96. Nu, bliamba. Palgi kamerą. Kas tai, tu užtikrintai? Ne, man tas stirnienos burgeriuk šiek tiek, tu žinai, Inkaras, ne? Puč viduriuk šiek tiek, bet aš manau, man tai net pridės greičia. Pažiūrėm kiek? 83. Nu, davai! Kostai? Už Lietuvą! Nu, Kostai, komentarą drąsiausio iš mūsų. Esančiau. Biškis lydis, prastas nebuvo, greičia pakankamas. Labuka. Nu, kaip nuotaikas? Gerai, lengva šitas trasas. Va, ir Gabiai prisijungia. Saptelėra. Nu, Gustė, kaip tau? Aš dabar neužsisegęs batą, nes man labai skauda koja. Bet šiaip aš, jau pramoką, čia jau biškėriau. Nebetėm jungėti. Gustė, varom. Apie ko aš ne? Gustė, varom, tu visą dieną treniravas. Varom. Jie slyda į man ir aš ant jų taip atsigaliu. Ui. Kūgelį padarėm. Žiauri, akį. Ei, davai, tai Hebra, jūs varykit po priekį. O, čia Hebra gerai yra. Eik tu, na. Tu pažiūrėk, kaip lengvai nusivaro. Vitukai, čia vaikai. Eik tu, na. Čia yra, eik na. Čia Kostai. Čia vaiko darželė. 8 juodas. Tu pasižiūrėk, skardis. Varykit! Domantai, šunuolis. Paėmė juodą trasą. Maladės. Čia tokia tikresnė juodoji. Nu, šitą gerai jau. Jo. Žygė! Sudėtingumus, koks buvo nuo 1 iki 10? 7 be juodos. O juodas koks yra sudėtingumus? Juodas 90, man bais buvo. Nemeluoti.
Aš noriu trumpai papasakoti, kaip sekės man šiandien. Pirmą kartą savo gyvenime slidinėjau Riekštų kalne, čia yra Latvijoje. Ir kai atvarėme į Italiją, Kosta sakė, kad čia bus, skirsis visiškai nuo Latvijos ir aš sakau, kad antiek skirsis. Tai tikrai negalvojau, nes aš galvojau, kad vis tiek bus tos mėlynos trasos, vis tiek bus kai kuriuose vietose lengva, bet kad ir tos mėlynos trasos man buvo labai sunkiai įveikiamos ir aš principė visą dieną, kol bernai išvarė visas trasas, aš buvau tik ant mėlynos. Pagaliau išmokau taisyklingai slidinėti. Aš buvau išmokus slidinėti va taip. Nors slidinėti reikia va taip. Nu, biški jau pagerėjo šiandien man, nes išmokau tą vingiavimą. Jo. Įvertinkit sudėtingumą. Geriausia trasytė, easy. Šita buvo trasytė žudė. Žiauriai lengva. Eiktų lengva žiauriai. Jo, lengva. Pati geriausia. Žygis sakė, sunki šitą. Ne, sunki ne kiek. Buvo ką veikti. Vienas malonumas buvo. Buvo. Aš galiu pasakyti taip, kai vieną visą dieną atpili ir ant galo gauni tokį, yra ačiū, yra taip, ačiū. Jo, kur tai mes prie kasų dabar? Happy boy. Čia pas mumi ir vienas happy boy. Šitas. O kodėl happy boy papasakot? Because. Ne, todėl, nes nusipirkau draudimas ir už draudimas galim daužyti daiktus. Taip gaunas. Nedaužyti. Paulius biškį darė triuką, vertės per galvą. Ir sulaužė lasdą vieną, susprogo. Ta karbūninė lasda 50 eurų kainuoja. O mes išsipirkę draudimą visur. Sako, you are happy boy, you have draudimas. You have draudimas, that will be for free. Kaip tu? O tef. Kiek duotam, kiek vertintam, nuo 1 iki 10? Oi, 10, normaliai. 10, Paulių. 8. 8. Pačiam slidinėjimui, tai 9,5. Gal viskas tvarko, bet trasom, tai trasas viską numušė. Vaikų darželis, mes čia pakliuvom. Labai lygoms kažkoks ir iš tikrųjų nebuvo stačių vietų. Aišku, buvo keletą juodų vietų, kur geros buvo, bet labai mažas. Superinis parkingas, reikia užlipti 4 aukštus, kad apmokėtų čekiuką. O liftas rašo aptarnaujamas. Žodžiu, šiandien krupėtavom, išleidom 178,5 eurų. 5 žmonės, ne 7, o 5. Tai kai 5 žmonėm, tai čia pakankamai didelė suma, tai sakyčiau, biški prasišojom. Dienos riba, galvojom, kad vis tiek ten, pigiai jinai kainuoja, bet kainos nepaklausim. Ir kainavo po 13 ar 14 eurų, net po to nepaklausim, kiek alutis kainuoja. Tai alutis ten irgi po 9 eurus kainavo. Tai žodžiu, susirinko sumelę, o panas valgė kitoj kavinėje. Tai išleido žmogui iki 20 eurų. Austrijai, kai buvom praeitais metais, tai valgėm ant kalnų kavinukai, baina stabi vieta, labai gražu. Ten prisivalgydavai ir išleisdom iki 15 eurų. 15, 16, sakykim, kažkas tokio. Tai čia yra itališkas stilius, naujas modelis. Oi, tu čia kažkokią babutę pardavė Italijai? Čia prie Kauno miestelio stovėjo. Gera kepurė tavo. Jo, tai aišku, brangis mokėjau. Bet čia ventiliacinis angas? Ventiliacinis angas. Sakė, šiaip itališkas naujas modelis, bet nežinau lenkišką etiketę. O kodėl ten rūtas dryžės per viršų? Sakė, šiek tiek davėt.